Kaip neprisipirkti šlamšto ir išvengti emocinių pirkinių. Man žinomi 7 būdai. Jeigu kažko nepaminėsiu ir tu kažką naudoji, kas tau veikia, parašyk ir pasidalink komentare. 1. Susikurk biudžetą ir laikykis jo. Tai svarbiausias žingsnis, norint efektyviai valdyti pinigus. Į biudžetą įtrauk tik būtiniausias išlaidas ir stenkis jo laikyti. Jeigu reikia idėjų biudžetui planuoti, pasižiūrėk mano video apie 50-30-20 taisyklę, kurią rasi mano profilio žemiau įdėto video. 2. Iš anksto planuok savo pirkinius. Sudaryk pirkinių, paslaugų, kurių tau reikia sąrašą ir apsiprekinti tik su pirkinių sąrašu. Taip sumažinsi galimybę prisipirkti to, ko nebūtina. Man asmeniškai šis būdas ypatingai veiksmingas maisto prekių parduotuvėse. Kad neprisipirkti nereikalingų produktų. 3. Išleisk tik tiek, kiek esi nusimatęs arba ką gali sau leisti. Pasitikrink biudžetą ar sąskaitą, kurioje esi suplanavęs ir numatęs paskirti tiek ir tiek pirkiniams, kad joje yra pakankamai pinigų įsigyti tam tikrą prekę ar paslaugą. Nesivaržyk sakyti ne, jei tavo finansinė situacija to neleidžia, juk pirkinys niekur nedings, gali palaukti ir kito mėnesio. 4. Svarbu išsiaiškinti savo emocinio pirkimo priežastis. Apmąstyk, kokiais emociniais veiksniais tu vadovaujasi, kai perki nereikalingas prekes. Galbūt tai būna stresas, nuobodulys ar siekis kompensuoti kažkokias kitokias tavo emocijas ar jausmus. Žinodamas priežastis galėsi suvaldyti impulsyvius pirkimus ir tų emocijų metu vengti eiti į parduotuves ar vengti priimti sprendimą pirkiniui įsigyti. 5. Pirma pagalvok, o tada pirk. Prieš perkant pagalvok, ar tikrai tau to daikto ar paslaugos reikia. Galbūt gali rasti alternatyvą arba tiesiog palaukti, kol bus akcija. Svarbiausia nedaryti sprendimų skubotai. 6. Nusimatyk laikotarpį, per kurį galutinai apsispręsi. Jei jauti didelį norą įsigyti tam tikrą prekę, susitark su savimi, kad prieš ją perkant palauksi tam tikrą laiko tarpą, pavyzdžiui, 24 valandas. Dažnai po šio laiko emocinė aistra išblėsta ir supranti, kad pirkinys iš tikrųjų reikalingas arba visiškai nėra būtinas. Jeigu perki e-parduotuvėse, įsikelk į krepšelį norimas prekes ir po 24 valandų laiko dar kartą pažiūrėk, ar tikrai visko reikia. Ir 7. Apribok reklamų įtaką. Analizuok save, kurios reklamos tau kelia dirgiklius, siekdamos ir skatindamos tave pirkti. Galbūt tave veikia kažkurie akcijų triukai ir ant jų paslysti. Jeigu jauti, kad esi stipriai veikiamas reklamų, pasistenk apriboti jų matymą, išjungdamas socialiniai erdvėjai, televizijai ar atsisakydamas elektroninių naujienlaiškių prenumeratos. Tikiuosi rasti savo ką pritaikyti. Beje, jei kažko nepaminėjau ir tau veikia, būtinai pasidalink komentare. Ačiū, kad žiūrėjai.